Labas vakaras. Ar jūs tikrai norite naudoti šito biorobotų? Norite, gerai, kalbėsime, taip. Tema. Tema. Lietuva. Lietuva. Nukrito istorinio tarpsnio. Ai, okei. Nu tai va, šiandien buvo taip vadinama, pabrėžiam, vis tai neknai taip vadinama, sausio 13 minėjimo laisvės diena. Vėl žodis laisvė. Ir mes, matai, sakom, tada jau iš karto į priekį tarėmės, kas ta laisvė, kur ta laisvė, kaip ta laisvė. Tai mes į priekį, kad daug, sakom, nes užduotis yra kalbėti lakoniškai, tai iš karto į priekį pasakom, tokio dalyko kaip laisvė nėra kažkokios kaip absoliutaus dydžio. Ir būna daugiau arba mažiau. Taip pat tas liečia tada ir šalį tautą, kaip ir žmogų atskirą. Tai vat, kiek tos laisvės ir tada jau bandysim pamatyti apibrėžti, kaip tai gali atrodyti tą laisvę. Kieno tai laisvė? Lietuvos laisvė. Lietuva tokia kaip Lietuva, jinai, kas ta Lietuva, kas čia, žemės lopas, jam žemės lopiniai nereikia nei laisvės, nei nelaisvės, jis tuo neminta ir išvyžnai. Laisvės reikia žmonėms ten gyventi. Ten Lietuvoje gyvenčiams žmonėms, kurių daugumą sudaro lietuviai. Ir kuo taus daugiau gali turėti laisvės. Bet mes, matai, darom iškart sąsąją su šitą tipo data. Ir čia jinai skelbiama kaip nuo tos datos, tipo čia jau tą iškovojam laisvę. Na tai, kadangi, priminam temą pas mus turbūt lakoniška, tai mes iškart sakom, kiek mes galim tada pateikti įrodymų. Kaip šitoje laidoje priimta, mes dažniausiai įrodymų nepateikinėjom. Įrodymus turi susirasti patys žmonės. Mes tik teigiam. Tai mes teigiam, kad sausio 13-ąją, tuo met, kuris čia minama tą sausio 13-ąją, jokios laisvės Lietuvai nekovoja, pati neišsikovoja ir laisvė Lietuvai vadinama, jeigu tai pavadint laisvę, žinai, paskui žiūrėsim, ar čia kaip buvo laisvė, tai ją Lietuvai davė tas, kas ir buvo tėmė šios, sąlyginai. Tai yra Maskva, Rusija. Nes tokia pat laisvė gavo Kazachstanas, Ukraina ir visos vadinamos 15 tų respublikų. Tai va čia visos buvusios Rusijos teritorijos. Rusijos imperijos, kuri buvo pavadintas Tarybų sąjunga. Tarybų sąjungoje buvo vadinama komunistų partija, buvo centro komitetas, elitas vadinamas, partinis ar koks nori, oligarchinis ar koks elitas. Ir vakas sugadino, sudraskė tą Tarybų sąjungą, tą imperiją Tarybų sąjungos Rusijos ir išbarstė tas žemės. Ir jas, matai, žemės tos išbarstytos, galim sakyti, dabar jos gauna laisvę. Tai yra visiškai nesąmonė. Jos nelaisvių ne pačioms toms šalims savo, jas paleido, atidavė. Jas perdavė kitom imperijom. Ir dabar, kas tai čia Lietuva, mes kitų ten šalių valstybių per daug neliesim, nors man tendencijos beveik vienodas, tai Lietuva buvo perduota Amerikai. Amerikos čia jau pasidarė Amerikos teritorija. Bananistanas buvo Lietuvo Tarybų sąjungoje, jeigu tada žiūrėjai, ir tada žiūrim Lietuvos žmonių atžvilgių, kam, kur ir kada buvo geriau. Tai buvo pradiniuose, gal tos pradžiuose, tose etapuose, iš tikrųjų gal buvo įmanomai daugiau tos laisvės patiems žmonėms, pačiai tautai, šaliai, sąlyginai gal buvo tas laisvės. Labai vėl viskas sąlygina. Nes matai, kodėl dar labai sąlygina. Laisvės, bet buvo Europos
šalis, Šengeno visokios, dar kažkokios valstybės. Ir lietuvių negalėjo laisvai, tai niekas važiuoti ir patekti irgi, atsiprašė, ten reikėjo, galima gal buvo skojom vizam, jau kažkiek laisviau buvo, bet laisvių nebuvo. Paskui laisvės, žmonės kaip dar laisvės suvokė. Laisvės reikšti mintis, realizuotis įvairiai kaip nori, tame tarpe versluose, bizniuose laisvės. Tai va šitų laisvių kaip ir padaugėjo. Bet suprantate, kas yra kokie procesai. Man kaip nepaprasta visus dalykus suprast. Ir kadangi tai yra nepaprasta suprast, tai ir supranta nedaugelis. Labai labai nedaugelis. Tai yra tokios sistemos, sako kapitalizmas, sako buvo socializmas. Ir socializmo tipo žmonės nebuvo tokie laisvi. Nebuvo kažko nebuvo laisvė, bet kažkur buvo jie daug laisvesni. Ir ko dar jie buvo, ko buvo skirtumas. Tai dabar, jeigu jaunimui pasakoja, šiuolaikiniam jaunimui pasakoja apie Tarybų sąjungą, apie Lietuvą, kurį aš užaugau, gimiau, užaugau. Jiem pasakoja. Aš irgi gimiau, aš 6 metus gyvenau. Tai tu dar tik 6 metus, tu nelabai sufiksavai, nelabai supratai, nelabai įrašai tą, ką. O, labas. Tai pažiūrėk, laisvės. Man gal irgi trūka laisvių atitinkamų, žinai, nes man grįžkerdesnė, gal dušesnė, bet tarybiniais laikais, kaip gyvena žmonės. Dabar jau kaip pasakys šiuolaikiniam jaunimui, jie tave žiūri ir galvoja, aš taip ir matau, jie galvoja, jis čia naglų meluoja turbūt, supranti? Jis turbūt tikrai koks agentas kokios Maskvos ar kokių, nežinau, nes jie negali patikėti, kad tai buvo iš tikrųjų. Aš galiu įvykį papasakoti, bet iš savo, ką aš prisimenu. Mes turim namus ir mūsų yra šildymas, centrinis. Tas šildymas radiatoriai per visus namus ištiesti. Ir už namų būdavo cisterna žemės įkasta ir ten benziną kūrendavo benzinu. Saliarka, krosnių kūras. Nežinau, man... Arba tiesiog saliarka, jo. Saliarka, jo, anksčiau nebūdavo tų jau dar šustesnių. Tai žinokit, atvažiuodavo mašina, kad kažkiek tai laiko ir tą visą cisterną pripildavo tos saliarkas. Už dyką, už nieką, tiesiog. Nežinau, žinokit, bet ten sumokėdavo kažkiek tai... Arba simbolinį kapeiką kažkokią. Bet tokį kiekį, kad dabar pagalvojate, yra nerealu. Taip, daug kas buvo nerealu. Tai jau dabar tik sakau, kai šitam dabar, ypač šiandien, labai fainiai atrodo, kai už elektrą dabar reikia mokėti, tik už elektrą dabar reikia mokėti tiek, galima sakyti, kiek žmonės anksčiau iš viso sumokėdavo, ne tik už elektrą už metus, bet už visą būtą, už metus turbūt tiek nesumokėdavo. Tai jau, tik elektra buvo mokama simboliškai. Šiltas, šaltas vanduo buvo nemokama iš vis. Šiluma buvo nemokama, iš dyką tave šildė. Būtus ir namus duodavo už dyką. Visi masiškai gaudavo būtus namus. Tai buvo normali gyvenimo norma gauti iš valdžios namą būtą už dyką. Nes jeigu tu kolūkį dirbi, tu automatiškai gauni elituką, žinot? Jo, jeigu kolūkį išvažiuoji gyventi, tau iš karto už dyką namą atiduoda. Alitukai, puikus namukai į namą iš karto atiduoda. Gerą namą. Alitukai namai, aišku, dabar pagal šiuolaikinius ten standartus, šilumos varža gal silpnoka. Bet niekam nebuvo jokio aktualija šiluma, nes jinai buvo už dyką, nemokama. Supranti? Tai maisto kainos. Aš niekada daugiau jums nesakysiu. Tik vieną pavyzdį. Iš to galite skaičiuoti savo toliau. Aš buvau toks, sakykime, jaunas dar visiškai, bet aš jau buvau suktas toks mikis, žinai. Ir pinigų aš pasidarydavau visą laiką daugiau negu geriausiai tais laikais uždirbantys žmonės. Žinai, ten daugiau. Todėl aš beveik visada valgydavau restorane pietus. Bet Utenos mieste valgydavau pietus, bet pietus valgydavau dar ir daug labai žmonių ir, tik dabar pažiūrėk, dar biškai, kad skirtų,
Utenos miesto restoranas, bet jis buvo tipinis ir standartinis restoranas. Kurioje vietoje dabar? Jis ten pačiam centre prieš stotį, kur buvo stotis, dabar prieš senukus. Va, universalinė ir va čia buvo restoranas. Aukštas, fainas, aukštų lubų, solidus pastatas, tvarkingai, suprantate, viską padaryta. Tai ten buvo tikras restoranas, kokių dabar praktiškai nebebūna, beveik iš vis, suprantate. Dabar yra tik landinės, skylės. Tarybiniais laikais buvo žiaurus, griežti reikalavimai šitiem dalykam. Restoranas, kavinė turėjo griežtus reikalavimus. Tai restoranai visada buvo visi su baltom staltiesėm. Visi oficiantai turėjo turėti oficianto išsilavinimą. Buvo oficiantų mokykla Vilniuje, kuri ruošė oficiantus. Oficiantas vaikščiojo, jeigu vyras, tai su liemenukė, eilutė, varlytė, stiliukas, balti marškinukai, visas kai ledas, manierytės, neprikaištingo, judesiuką, jis išlavintas, išmokytas žmogus, suprantate. Ir aptarnavimas, serviruotės, viskas buvo pagal standartus restorano. Čia eilinis, bet kurio miesto restoranas. Molėtuose buvo toks restoranas, biškai mažesnis, bet restoranas, jeigu restoranas vadinasi, tai buvo restoranas. Ir dabar pažiūrėk, ir dabar būdavo kompleksiniai pietus restorane. Kad pavalgyti kompleksinius pietus restorane. Tai dabar pažiūrėk, kaip atrodė kompleksiniai pietus restorane. Restorane tai aukšto lygio produktai būdavo sriubytė, puikiausia, skaniausia, reikliai padaryta sriubytė, antras patiekalas, ir ten, koks kaklėtas toks geras, mėsingas, žinai, ten ir viskas įdarai, visi prie jo. Jo, ar ten koks mėsa, oskalopas vadinamas, kažkoks šnicelis, ko nori. Tai ko nori, ateidavo į restoraną, išsirinkdavo tuos kompleksinius pietus ir toliau, matai, dar šaltas patiekalas, būtinai būdavo, tai dar atneša lėkštutį, ir ten mėsos asorti tau būna dar. Kol sėdi, kol lauki, kol atneštų, dar valgai šaltą. Šaltas, gauni visą laiką. Būtinai įeina į restoraną. Jo, darai. Ir dar įeina kompotas. Kompotą dar atsigeri, arba sulčių. Tai buvo kompleksiniai pietus. Ir kiek kainavo, kaip manot, va tokia lygio, pabrėžiu, va tokia aptarnavimo, aukščiausia serviruotė, arba ten vakarais visada estradinis groja. Kiek kainavo tokie pietus? Gal 3 rubliai. Tu ką, beprotė? 8 kapėkų kokią. Tai jau buvo su muzika. Ne, vaikiuk, ne. Buvo keli variantai kompleksinių pietų, pigesni, biški dar ir brangesni. Brangiausiai kainavo 10 rublių. Tai brangiausiai. Jo, pigiausiai kainavo ten gal 90 kapėkų. Kiti 95, kažkas 28 kapėkis buvo. Kapėkis. Dabar, ką reiškia rublis, sako man, ką reiškia rublis? Tai aš, kai buvau pats senas, buvo susidarę tokias aplinkybės ir aš buvau priverstas tai dirbti. Ir aš dirbau krovikų, grūščikų vadinamų. Kaip man kiek aš algos gaudavau? Aš nelabai gaudavau, nes mėnesį vieną kitą tik dirbo. Kaip man kiek aš gaudavau algos? Kiek grūščikas, krovikas gaudavo algos? 220 rublių. Aš pats senas, 18 metų, dirbdamas krovikų, gaudau 220 rublių. A pietus kompleksinėje restorane kainavo rublis. Tai aš galėjau, dirbdamas grūščiku, valgyti kasdieną kompleksinius ir pietus restorane ir aš iš jų būčiau išleidęs tik 30 rublių iš 200. Man dar 110 liktų. Jeigu aš kasdieną restorane negalėčiau valgyti. Bet jeigu aš valgyčiau miesto valgyklai, beveik tas pats. Paprasčiau, viskas čiučiu, žinai. Kokybė maisto vis tiek puikiausia. Jeigu visą tą patį aš nueičiau pirkčiau miesto valgyklai, aš sumokėčiau mažiau negu pusę. Kokį 30-40 kapėkų viskas kainuotų. Jeigu aš visą šitą dalyką valgyčiau ne miestą, o gamyklos valgykloje, pavyzdžiui, alaus kombinate aš dirbau grūščikui, kraudavau alaus dėžės į fūrą ir aš eidavau tiem pavalgyti.
Arba mes dar pacanai nuvarydavom pavalgyti į mėsos ir įleisdavo, iš miesto žmonės įleisdavo valgyti į gamyklų valgyklas, įleisdavo be problemų. Ai? Tai žinai, kiek ten kainuodavo? Bet ten nu tiesiog šertė, tai prišerė. Ai? Žinai, už kiek? 15-20 kapeikų. Tai kur tu link suki? Ha? Kur link suki? Tai iš tau link sukiu dabar pažiūrėk. Mes kalbam apie laisvės. Ai, nu, ir supranti, kas yra. Kame yra tos didelės, ypatingos temos. Ai? Tai yra tarybinis žmogus. Jis buvo laisvas nuo psichodelikos, nuo rūpesčio, nuo amžino pinigų skaičiavimo, nuo galvosukių, nuo ateities baimės. Aš savo kalbuose tą tarybinę civilizaciją vadindavau balių civilizacija. Žmonės ištisai baliavodavo. Baliai, šeimų, giminių, draugų, baliai, restoranai, kavinės, ištisai visi baliavoja. Mes pacanai eidavom į restoraną, prisigerti ir daug užvalgyti. Savaitgalis vakarais, kaip man, po kiek mes neždavom pinigų? Po pitaką pasiėmi, nes vodkės bonkė kainuoja 4 rubliai 20, nu, restoraną kainuoja kažkiek kapikų. Ir antrą dar pasimsi, nu, antras kainuos 20-30, nu, restorane reikia 40 kapikų, gali kainuoti antrą dar suvalgyti, ką nors karšto. Įsivaizduoji? Tai mes, jeigu vietinum keturiesi visi susim po pitaką, mums šito 4 bonkas arilkas, mes tiek ir neišgerdavom. Ai, po pitaką, va tiek užtekdavo. O kokie buvo laikai. Ai, toliau, benzinas. 12 kapeikų kainavo. 12 kapeikų kainavo litras. Ai, saliarka, nu, bet saliarkinių mašinų nelabai tada dar buvo. Saliarka, nu, nekainavo iš vis. Iš vis tiesiog. Saliarkas galėjai privažiuoti prie bet kokio šito vairuotojų, nes daug mašinų sunkvežimių benzino važiuodavo Tarybų Sąjungoje. Tai aš noriu ką tik tai pasakyti, suprantate, plus dar, pažiūrėk, būtų tau duoda, pažiūrėk, kokia sistema buvo. Visko buvo pasirūpinta. Kaip dabar nieko, tai dabar ten buvo visko. Ir dabar kuo toliau, to jau specialiai greuna viską, visą bet kokį socialinį rūpestį žmonėmis. Tarybų Sąjungai žmogus gimsta šitam pasaulyje, ateina šitą pasaulį, jo iškart visais įmanomais galais rūpinasi valstybė. Iškart visais, nes ten tiesiog stebuklai. Įsivaizduoju. Vaikui, šitam kūdikiui, iš karto visokios ten rūpestėliai, maistukai, visokie ten, nu viskas, ko tam vaikui reikia, viskas. Aš pats dar taip savo, mano dukra dar taip augina, aš nueidavau ligoninėse, būdavo skyriai, kur gamindavo vaikučiams maistukus, pienukus. Visi, ir už dyką. Už dyką. Eini ligoninė specialus skyrius buvo, kuris visiems miesto kūdikiukam gamina maistą. Jo, ir sveikuoliška, tai medikai gamina rimtai. Paskui matai, kas susijęs su medicina. Su medicina žmonės, šustresnis, kai žmonės bijodavo eiti polikliniką. Žinai dėl ko? Kad paguldys ligoninę. Nes tu nors biškai pasiskūsi, negaluosi, tu iškart išgirsi daktarį presą reikalavimą gulti ligoninę. Tai tau reikia gulti ligoninę, sako. O jeigu tu neini polikliniką ir tau tai paleidžia iš poliklinikos, nes nelaužus gulti ligoninę, visi džiaugiasi. Nes iškart bet koks negalavimas, tau iškart tyrimus bent jau padarysim, sako. Jeigu, pavyzdžiui, kaip aš dabar, hipertonikas, man ten 140-150 spaudimas įsilaiko. Jeigu aš nueisiu į ligoninę, ypač dar jeigu aš jaunas, įsivaizduoju, nueisiu į ligoninę ir man bus nenormalus. 110 bus 130 dalies spaudimo. Jeigu 140, tai greičiau tiesiog taip nebepaleis iš ligoninę. Tiesiog nebepaleis.
Tai čia, žinai, jaunas žmogus, toks, ne, tai tu, įsivaizduoji, ir tai ištirs, gydys viską, tai, ir taip toliau. Tai va, tai, dabar jeigu tu nueisi su 100, aš nueinu, kad būdavo, aš būdavo, dabar nueinu laiptis, da, užlipu, kol užbėgu, žinai, pamatuoju spaudimo 170. O, sakau, tai pas jūs, sakau, spaudimas labai didelis. Nu, jos, ką darom? Tablečių, sako, va, šitos gerk. Tikrai, davai, nes sekantį reikia, tabletėm rašyti. Ligoninė dabar, matai, pats žinai, naikina iš vis greuna tas ligoninės, supranti. Tai va, aš noriu tik tai parodyti, supranti, biškį kontrastą, kad pamatytum. Tai toliau, tai vaikas gimsta, toliau kas darosi, kai vaikas gimsta. Kas darosi toliau? Aliu? Niek, jūs nesivaizduoja. Šitam vaikui iškart ir garantuotai iškart paruoštas lopšelis, darželis. Nu, praktiškai aš ten tiksliai detalį nežinau, bet man atrodo, čiutino, bet kurio amžiaus tu gali vaiką jau atiduoti į priežiūrą valstybės. Būdavo savaitiniai lopšeliai, darželiai. Tai gali atiduoti, jeigu tie negali, supranti, lopšelis. Jis mažiuką metinuką, kokį jau gali atiduoti. Vsiu. Valstybė visko pasirūpins ir ten viską puikiai pasirūpins. Tada darželis. Darželį irgi ugdymo grupės, visokie mokina grupės, mokina, aš kaip pats jau į tą darželį, lopšelį, aš viską puikiai atsimenu, mus mokindavo visko, bet ko deklamuoti, šokti, dainuoti, ten vis taip toliau. Vsiu. Tu, mano mamytė, gražiausi žiedai, jurgelį, meistrelį, taip, o, viską ten, darželį, vsiu. Pavėsinės, kiemeliai, programos ir visos, pasaka. Toliau, vsiu, mokykla vidurinė, vsiu. Jeigu nori, jeigu trūksta tėvam pinigų, man trūksta, bet mama buvo labai pasipūtusi, neimdavo pašalpų. Duoda pašalpas. Vaikams duoda pašalpas, nusipirkti ten rubeliam, ten, aš tiksliai prisimenu, gal po 20 rublių duodavo pašalpą mėnesį vaikui. Ir nemokamas maitinimas. Ir mokyklos nemokamas maitinimas. Ten mokyklos valgyklai iš vis ten kapykas ir taip viskas kainuodavo. Ten antras kainuodavo, brangiausias mokyklos antras kainuodavo 18 kapeikų. 12 arba 18 kapeikų. Tai tėvai duoda vaikam į mokyklą 20-30 kapeikų. 20 kapeikų, 30 kapeikų. Vaiko einant mokyklą, pavalgyti mokyklą. Įsivaizduoji? Tai jo, aš paišau tą paveiksliuką, kad pajustų, dabar kas dedasi, daug mes jau matom. Žinom, supratat? Tai kokią šalį mes praradom. Plus, mokyklon, kai pradėjai, supratį, nuo mokyklinė, bet kuriam amžius į būreliai. Kiek buvo būrelių? Aš lankiau, įsivaizduoju, man pirmas būrelis buvo šachmatai, paskui iš eilės tvarkos neatsimsiu, motokrosas, šaudimas, dviračiai, štangistai, aš čia pats tiek perėjau, suprantate, kažkaip rankinys, lengvoji atletika, Utėnos miestelė, čia viskas, suprantate, viskas už dyką, ateini ir iš karto priima, įsivaizduoju. Ir labiau biškai pastrigau ant dziudo. Viskas už dyką, eik, vsiau, sportu, kiek nori, kur nori. Toliau ten studijas, paskui proforientavimas, visiems specialybė garantuota, visi išmokinami, kas prašiau mokosi ten, tiem profesinės technikos, technikumai, visą sistemą sudaryti, kas nori univerai, visokiausi institutai, kas kokios nori specializacijos. Viskas, prašom. Vsiu. Baigė specialistas univerą, iškart gauna darbo vietą ir gyvenamą plotą. Iškart. Aš tik manas, tu žinai. Ir viską už dyką. Tai buvo pasakų šalis. Kaip skirdavosi atlyginimai, pavyzdžiui, paprasto darbininko ir, sakykime, ten išsilavinusio žmogaus?
nelabai skirdavosi, nes matai, aš grūščikų dirbu krovikų, aš gau 220, nu ir mokytoja gaudavo apie 220, 240, nu jau kietą mokytoja gaudavo 260 gal algos. Nesijausdavo tokio nepasitenkinimo, kad čia taip. Nu ne, nu taigi sunkiai dirba ir vieni ir kiti dirba, vienas protiškai dirba, kitas fiziškai, ar nu grūščikas, jis sunkiai dirba. Kelių ten darbuotojai, ten gaudo melioracijose, ten kur dirba vyrai, arė, ten laukuose, gamtose, žiemą, vasarą, ten ir po 300 gaudavo. Gaudavo, kai kurie ten būdavo, žinai, ten visokių tų specialybių gaudavo po 3, po 4, po 500 rublių. Bet tai čia kur, čia krūva pinigų. Žmonės statėsi namus, kai grybus, va taip, lengvučiais. Tai mes medžiagas uždyka, beveik būdavo daug, nežinau, nupizdindavo visi kažkur nusisėdo. Nu, karočią, buvo pasaka. Tai esmė buvo ta, kad buvo apdrausta ateitis. Žmogaus psichologija yra tokia, suprantate, kad geriau mažiau, bet stabiliai, užtikrintai, ramiai gyventi svarbu, kaifigi. Todėl žmonės buvo atsipalaidavę. Kitas ypatingus psichologinius momentus pabrėžiu. Kitas ypatingas psichologinis momentas buvo, kad buvo daugmaž žmonės lygus. Suprantate? Visi buvo kaip viena šeima, kaip viena hebra. Valytojai ir ten tas kažkoks inteligentas, jie visi vienu daugmaž bendravo. Buvo tokia komunos, tokios šeimos atmosfera visur. Laiptinėje žmonės, kurie gyvena, jie įsigyvena visą kaip vieną hebrytę. Viskas, jo, vienas pas kitą eiti užeit gali bet kada, suprantate, kartais net neskambinė ten, eina vienas pas kitą, bet pas ką gali užeit, paskolink dešros gabalą, daug, blėt, nebeturiu, ten daug petaką, daug trajeką nebeturiu, suprantate, visų. Bet atrodo, kas pasikeitė? Visiškai siaubingai. To visiškai nebėra, pavyzdžiui, tokio. Visiškai. Žinau, daug su žmonių kalbų tą sako, iš tikrųjų. Все, ресторанėse, kavinėse, buvo restoranų, kavinių civilizacija. Svaratė, visi sėdėjo. Bet neina žmonės. Nu taip, už tai, kad susvetimėjimą, visi sukiršinti, suirzinti, supratė. Tarybinė santvarka darė visų žmonės draugin, solidarumas, draugystė, lygybė, vienybė, brolybė. Ir tai buvo orientuojami visi. A dabar kiršina tie tokie. Paskui va tas turtinės tos diferenciacijų, tai jau kiekvienas pučiasi, visi zoologiniai instinktai tenkinami. Tarybų sąjungai buvo ugdomas žmogus jaunas, nebūti šitų kaupikų, nebūti pinigų vergų. Ir tas veikdavo, suprantate, kažkokį šito verslininkų. Iš tikrųjų, įsivaizduoju, taip ir buvo. Įsivaizduoju, kad kai vyravo nuostata požiūris į tus kauptukus, piniguočius, tokius kažkokius kaip kažkoks vabals, kažkokius biškis, kažkokie nesveikia, atrodo. Įsivaizduoju, bairį. Iš vienos pusės, kaip ir žiūrėdavo, instinktai, kad šūteris babkai turi, žinai, bet tai tos va tokius, kur kaupia, bėga, žinai. Nes įsivaizduoju, kaip buvo suorientuota psichologija žmonių į kažkokį kūrybą, visi domėjosi kažkokiais mokslais, ten fantastika lavinosi, mes kiemė patsukais nusidėdavom, mes visi kalbėdavom, ginčydavom, svarstydavom, visi grauždavom knygas. Mes mes svarstydavom, kokie romanai, knygos, ten, istorijas apie indėnus, fantastikos, kas ir čia vėl knygas. Taigi, įsivaizduoju. Aš dar biškai noriu paprašyti, kad žmonės žinotų, kas buvo susijęs su knygų kūryba, su knygomis, suprantate? Tai serijose buvo Drąsiųjų keliai. Serija, tai ten buvo tokie, kaip galima tarybų. Dabar šis laikas, kaip yra bajevykas tipo daugiau, žinai, va tokia sritis filmuose, žinai, kovinį stilių, žinai, Drąsiųjų keliais, tai ten visų kitokie, aštresni nuotykiai. Ir visas serija įdomiausių romanų, knygų, ta tema. Toliau ėjo apie keliones, apie geografiją, Zenitas buvo, ne, horizontai buvo. Horizontai serija, serija knygų. Ir ten viskas, visokios kelionės, aš visą sugrauždavau. Paskui ėjęs į Zenitas. Fantastika. Bet tai buvo tikra fantastika. Ne kažkai Garį Porteris, šizoprenija, va tokia, durninimo knyga. Bet tikra, ten sėdėdavo žmonės, mokslinė fantastika pagrindė būdavo. Ne šizoidinė, klisoidinė, kur kapoja galus kažkai dalbajubai, žinai. Mokslinė fantastika serija ėjo.
Paskui dar kokia serija? Šviesa? Kokia dar šviesa? Nu, būdavo, aš tavo senas knygas pavartau ir leidykla Šviesa. Tai leidykla. Aš serija, supranti, serija, laida. Dar buvo biografijų serija. Kaip jas vadinosi? Ir kažkaip vien biografijas, pamiršau seriją. Dar kažkokius, visko, antiek visko, antiek buvo su visku pasirūpę, antiek buvo sustiguota sistema. Pasakų pasaka. Paskui, kai ten griūtis kokias prasidėjo, ten buvo trūkumai buvo pagrindiniai gal, bet čia, supranti, kas yra inercija, reikia turėti omeny, kad viskas buvo dar tik po karą, ne senai dar, nedaug metų pridavo, 30 metų praėjo nepriklausomybės, pažiūrėk, kas dėdasi. Ten aš gimiau 64 metais, tai buvo 19 metų dar tik po karą, kai buvo supilta šaibom viskas. Viskas atatyta, ūkis, pramonė, viskas. Karočią. A dabar, matai, sakom, aš tus mitus sakom, kad supras. Dėl ko, aš ten skeptiškai, net ne skeptiškai, nelabai net noriu skaityti vadinamą šitas tokius šventės. Nes čia, iš tikrųjų, ne šventė, čia yra įsityčiojimas, supranti, iš tikrųjų. O kas sveiko proto požiūrį, supranti, pati ta sausio 13 buvo suorganizuota va šitų lambertgoidinių, sorošinių, amerikonisinių velnių. Supranti, buvo suorganizuota. Va, ką mes švenčiam. Gal pačios sąjungos buvo suorganizuota? Ir to elito kartu. Iš tų dezertyrų, tų išdavikų, KGB vadinamos buvo, KGB buvo žvalgybos kontora. Tai KGBistų daug prasidavė, supranti, ir centro komitete perversmas. Jie pradėjo žiūrėti, nes tai prilindė jau buvo, kad viena iš tų bėdų tarybų sąjungos buvo, kad ten karjeristų labai irgi daug prilindo į komunistų tą partiją. Komsomolci, visi jau tokie, kaip dabar visokie, ten Malinauskai, Tapinai, ir tada lindo visi. Tas pats procesas visada. Niekšelį ir nebuvo pakankamo reiklaus filtro, nebuvo karjeristam atsijoti, niekšeliam atsijoti, supranti. Turėtų būti kažkokių ten, buvo protingų tų komunistų, aš nežinau, aš atsimenu, aš esu bendra, išmintingų vyrų ten būdavo daug, supranti. Plius, matai, KGBistai, va čia KGBistai, čia buvo spectarnyba. Kaip jūs nori valstybės vadinti be spectarnybos, što li? Idiotai jūs, Tarybų sąjungos spectarnyba vadinasi KGB. Jūs įmė savo darbais, supranti. Ir ten buvo labai daug protingų, labai garbingų vyrų, dauguma gal. Bet kiti prasidavė, išsidraskė ir sugriovė. Tai va, Tarybų sąjunga sugriovė iš viršaus jos griūtis paė, a ne iš apačių ir ne iš kokios tai Lietuvos. Tai plius, matai, sakom, sausio 13 aukos. Tai yra čia šitų intrigantų, tame tarp ir Landsbergio aukos yra. Jie šaudė ir tai dalykai praktiškai galima sakyti įrodyti. Va, kas jūs įžudė. Tame tarpe medininkuose. Aš žinau asmeniškai žmonės, kurie asmeniškai toj temai buvo medininkų. Aš asmeniškai žinau, žmonės, kurie buvo toj temai. Kuri man asmeniškai paskai, aš asmeniškai kalbinu ir tardžiau to žmonės, kas ten kaip buvo. Ten buvo vėl va šitų čia žavaišinių, mūsų va šitų landsbergoidinių velnių suorganizuota velneva, išžudyta viskas. O kas ten buvo, ten pasieniečius? Ant pasienį žudė muitinė visą, muitinės postas buvo, atvarė kažkokį smogiką ir juos visus išžudė tiesiog. Tiesiog paėmė ir žudė. Tai kam tai buvo naudinga? Aš klausk ir viskas. A tuo metu, kaip tik turėjo būti ant tų dienų, turėjo būti Amerikas ir Tarybų sąjungos kažkokias dėrybos. Ir reikėjo tokia krūvina, parodyti, kokie ten tarybiniai žudikai baisus. Va, dėl ko tai buvo padaryta. Tai čia vienas dalykas. Man supaprastintų, sakom, kalbėjimu. O toliau, tai, kas vyksta ir dedasi dabar, tai yra natūralus produktas, pasiekmė to, kas įvyko tada, to perversmo, supranti, apie kažkokią laisvę ten šneka, dar kažką, supranti. Tai tiesiog apgailėtinas, gėdingas yra dalykas, kvailas, kas mato ir supranta, kaip yra iš tikrųjų, supranti, čia toks kraupus, groteskos, iš teisingumo, iš laisvės, čia įsityčiojimo. Ir matai, bet dabar
Šiandien matai, kas dėsi ten aikštėje. Aš nežinau, kaip seprytais vadinti, žinai, tos baidyklės, antžmogiai tos išlindo, josgi ten tą kalbą sakys, jausdui. Bet matai, ką jie nori sausį atlikti, štai jie dar nori tęsti, išnaudoti, dar tęsti, dar išnaudoti, dūrinti šitą treštą liaudį. Išgamos tos varai. Bet tai susirinko žmonės, kiek susirinka tiek, ir jie tiesiog jas nušvilpė nachren. Nušvilpė kaip žiūrkės končinas, supranti. A jis, kokiais šitais asiliškais tipo gudravimais kalba, bent jau už pagarbos ten. Pigus manipuliavimas, toks pigus, kvailas, infantilus manipuliavimas, kur galima orientuoti tokį klėdėsi tik kvailiausiam tarp kvailiausių, supranti. Sugeidinti kaip pročius vaikilius kažkokius, supranti, nori. Tai va, kitas dalykas, susirinko, sako, kaip ir nedaug žmonių. Bet aš sakau, labai, iš kitos pusės tai yra labai gerai. Nes dėl ko nesusirinko? Aš padariau, tai mažai tokį filmuką ten su viena tokia tipinė fanatikuojančia tėtulytė mažu senai. Dėl ko nesusirinko? Už tai, kad visi jau dėjo ant šitų vadinamų vertybių, ir didžiulį dalis jau suprato, kad čia yra, gal ne visais sklandžiai racionaliai, kaip mes čia kalbam, kad čia kažkoks mėšlas, kad čia ne šventė, čia kažkokia, nėra ką švęsti, čia katastrofa kažkokia vyksta. Ypač visų šitų nuostabių dalykėlių, kas dedasi dabar fone. Čia vyksta nelaisvė reikia švęsti, katastrofa vyksta, idiotai, laisvė švęsti. Čia kažką reikia daryti lemtingo, kažkaip gelbėtis iš to. Tai yra geri ženklai, atitinkami, supranti, ir tokia pabudimo kaina. Todėl, kai mes tai mastam, sakom, visą laiką turim prisiminti, sakom, kokia šitos planetos paskirtis. Čia jaunų sielų kalvė. O tokia kaina, mirtimis, netektimis, jie pabunda. O šiandien įmetė kažkas šviežia visiškai nuorodą, moteris rašo visiems, aš noriu liudyti, jau skelbia reikia dabar, aš noriu liudyti, neskiepykit nieko, neskiepykit, sako mano dukra, 13 metų mergytė nuotraukas įdėtas, paskiepą jinai miršta viskas jau, o tai susukta komas jau, ir realiai viso akis jau miršta, graži, faina mergytė buvo. O tik tokia kaina kitiem daeina. Tai yra, sakom, būtinosios patirtis. Tik tai taip įsiblaivo. Tai Tarybų sąjungas ir buvo viena iš tokių, o šitam kontekste, šitoj prasmėje buvo viena iš blogiausių pusių, kaip sąlyginai blogiausių pusių, kad ten buvo per geros sąlygos dušiams, jis nebetobulėja tada, jis tada naglėja. Ligoninėse, kaip sakėme, gauda neišleidžia, tai pas senius, taip vadinkim senius, žinai, pensininkus, senius, buvo tapę gyvenimo norma, tokia kaip tradicija, eit polikliniką. Jau, blenku, čia tai kažkas, čia šiknojas paaugas, kaks reikia eit polikliniką. Ait polikliniką. Ne bažnyčia, a polikliniką. Ir jie eina, šitie seniai būduviniai, šitų senių prisėdi. Vien seniai. 90% seniai, tai ateini jaunas, kažkoks net pasim vienišas būna. Ir jie visi sėdi ir dalinasi įspūdžiais apie savo ligas. Šneka. O ten jums buvo laisvalaikio leidimo forma. Gulėti ligoninėje, valgyti vaistus. Buvo gyvenimo būdas, ar ne taip? Tai vyro tėvui buvo asma, tai jis būtinai turėjo 2 kartus į metus pagulėti nuo asmos. Jam ten efeliną leisdavo, viskas, bet žmogus aptingsta. Jisgi nelaikino pat savo kūną. Kiek buvo sanatorijų Lietuvoje? Kiek buvo visokiausių gydyklų, reabilitacinių centrų. Kiek? Mes tai viską neiškalbam.
visiems darbuotojams, visose gamyklose, pabrėžiam, gamyklose visi darbuotojai vasarą gaudo kelalapius į Palangą, į Nidą. Aš pats esu buvęs, mano draugo motina dirbo Utenos trikotaže ir gaudavo, vaikams duodavo, ne tik tai patiems darbuotojams, bet ir jų vaikams duodavo kelalapius į kurortus. Visai šeimai. Tėvas gaudavo visada. Taip, nu. Kokie buvo laikai, įsivaizduojat? Tai su kokiu pasakoju gyvena, žmonės. Dirbo, bet jis nemokėjo pats naudotis ir mes nesinaudojom. Bet aš žinau, kad visos kitos šeimos. Aš važiavau, aš buvau Nidai, kurortė, draugo motina gavo kelalapius ir mes 10 dienų ir maitinimas uždyka, viskas, supranti, visi ir tu geni. Jeigu tu turi kokių negalavimų ar ko, mano sesuo jaunesnė turėjo tiem problemų biškį su širdimi, tai jos visą vaikystę praktiškai praeis į sanatorijose. Sanatorijos ir sanatorijos. Jeigu kokių turi tik biškį negalavimų, tu gyveni sanatorijose. Paprastas darbo žmogus būdama. Dabar ką tu, supraskite, tilku, apie ką mes čia kalbam. Ir čia ne pabaiga, dabar pradėjo masiškai, fiziškai naikinti, nuodyti žmonės. Tiesiogiai. Ir kas tai daro, kieno rankomis? Tiesioginė žodžio prasme, 100% prasme vyksta žmonių nuodijimas. Jokių perdėtų metaforų, jokių prielaidų, tiesioginė prasme. Kasdieną žudami žmonės. Kieno rankomis tai daroma. Kieno paleista užkakau ten, kas tai kita kal. Bet kas tai daro? Kokie mes, kai mes realybėje, čia švęs kažką reikia? Ar čia kažkaip kitaip gal jau reikia reaguoti? Kaukolyčių šventė. Neatsitiktinai buvo dabar paleista mada kaukolyčių. Kaip masonai dirbo, net per madas. Kaukolių mada, visur kaukolės. Kaukolinskai. Matot, kokie reikaliukai, Kas liks, kiek liks iš to? Bet žiūrėk, jeigu tokiais tempais, tai čia labai greit net mažin žmonijos, nes nėra tie tempai dideli labai. O jo, savrai, sakykim, planai... Nežinia, kaip čia viskas vystysis vėliau, po kokio 20 šoto, žinai, bet... Supranti, kas yra? Dabar jau, kas liečia biškį šitą temą. Ne vis tiek nebuvo... Čia daugiau ir darė, daugmaž taip, tokio naglo eksperimento režimu tą šūdą jie darė, supranti. Tai, daugelio organizmo iš tikrųjų kieti ir atsišaudo. Ir išsivalo net ir tą RNR, tą vakciną, nes čia tokius klausytos, protingos tokios, gydytojas, mokslininkai, žinai. Tai sakau, mūsų genomas turi savybę apsivalyti nuo genetinių šiukšlių. Nuo interpo tokių, kažkokių papuolančių, kažko, genomas mūsų turi tokią savybę apsivalyti, valosi kažkiek. Todėl, kad tas neįvyktų, reikia kuo dažniau. Kitas dalykas, kad tai perdaryti kaip GMO mutantą, tai, kad ir kokį ten, bet kokį, obolį ar kukurūzą nori perdaryti, ten toks prosir, ten leidžia, kol perkoduoja. Ten negali įleisti vieną kartą ir visas tavo ląstelės persikoduos. Visas organizmas. Taip nėra. Aš ten iš tikrųjų gerai nežinau, bet aš kalbu kaip tą kalbė mokslininkai. Aš tiksliai, man iš vis irgi keista, kaip ten, žinai, GMO tą leidžia, tai kiekviena ląstelė turėtų persikoduoti, ar kaip čia? Kiekvienoje ląstelėje yra genomas. Tai kiek ten, kaip... Teoriškai visas tas reikalas neturėtų pakliūti kitur, nei tau suleidžia, žinai. Jis turėtų čia lokaliai ir likti pagal tą visą jų teoriją. Taip, tipo. Bet čia
Teorija, suprantate, kas yra tik teorija ir kitas dalykas. Tai dabar užlinkė tą vėl mokslininką. Matėt, kur aš po daug filmų dalinausi? Jisai grafenistas. Jis kečiausias pasaulyje buvo grafenas specialistas. Nematėt? Matai, ne? Kečiausias pasaulyje buvo grafeno specialistas ir jis kartu ten su ispanų mokslininkais dalyvavo tam tyrimai, ištyrė, kad privaryta grafeną. Grafeno hidroksidą būtent. Ir sako, greičiausiai čia grafeno hidroksidas. Ir jis tiesiog pjausto. Jeigu staigiai pataikė, matys, jeigu pataikė kokį platesnį, kokį, žinai, suleidžia tau, suleidžia kokį vieną, kokią mikrovieną, platesnį, didesnį kraujo indą, ir tada pasipilė jisai, suprantate, ir tada jau vsio, tada umiai supjausto žmogų. A kai pabiški, tai pabiški tave ėda. Pabiški, pjausto, pabiški žaloji, suvaro tą pabiški. Tai šitą, apie žmogžudystės masinės, kas dabar... Negyvas. Kaip? Negyvas tas žmogus jau, mokslininkas. Jo. Paėmė biškai ir numirė po šito. Greitai numižai. Kurie nenaudingi tuoja. Kaip? Kurie naudingi tuos teleportuoja. Naudingi žmonėms, bet nenaudingi jiems. Tai va. A čia nieko nauja. Šitie vadinu besamosojiniai pasaulinė tie levelė, jie turi savo kovinius žudikų būrius visose valstybėse, visose regionuose, yra mėgantis ir Lietuvoje garantuotai, vienas kitas koks kileriukas budrauja, kur nors iš butėlis sėdi. Čia panašiai filmam kažkokiam rodė, kaip kokia sistema. Tai tipo menis filmas, bet iš tikrųjų pagal realybę jis ir pastatytas. Visose pasaulio valstybėse yra budraujantis kileriai, profai, ir jeigu kur ką reikia, operatyviai gauna jisai žinutę, nuimt. Bet kurioje pasaulio valstybėje, bet kuriam kampe. Operatyviai sudėti ir kad jeigu išdygtų koks, paukštį ir viso. Bet jie vis tiek jau ne kulką paleidžia, kažkaip tai jau gudriau. Ufukiuk, jau tu čia užkabinai temą. Eik tu čia. Mes turbūt visą dieną galėtumėm skirti, žiūrėti, kokių priemonių jie turi ir kiek jų atsiranda kiekvieni metai dar papildomų. Vibraciniais tokiais ginklais, psichotroniniais, dar kokiais ten tik nori sukelti širdies infarktą, dar ką nors ten. Biologiniai, psichotroninė, sakom, jie pagal tą genetinį vibracinį kodą ant tavęs užgeneruoja su specialiu generatoriu bangą, įsivaizduoju, kuri ėda tave tik tai. Atitinkamų atstumų pastato tą generatorių, įsivaizduoju, ir lesa tave, įsivaizduoju. Les atakuoja tą, pagal tą vis kiekvienas žmogus turi, kaip odos savo atspaudą turi, dar kažką, turi savo vibracinį dešinį kažkokį, tai suprantate, savo tipišką. Ir nuskanuoja tau varą, įsivaizduoju, ant tavęs, ėda tave. Visokių kokių nori bairių, ten nunuodyti per atstumą, dar kokį ten, ar ten štai, fosgeno kokį, ar ko, tu eini kur nors, kur tu mėgsti vienas, pavyzdžiui, vaikščioti. Jis tiesiog eis po kokio koridorių, kokiam prochodė pro šalį, biškai purkščiaus fosgeną tau. Tai jis kur čia smirstelėjo, blė. Все, kas dažnai masiškai dabar vyksta, pradės. Yra griuvo, sugriuvo plaučiai. Da, kur visi dabiškai veikia, gal šiandien kartą, jeigu maž, dabiškai purkščiaus pradeda pro šalį. Ir baba, ten, gal tu durų rankinai įmėlį iš biškai patieps kažkuo, da kažkuo. Begalė, visokių, kokių nori, suprantate, kokių nori iš vis yra cirkelių. Ką nors pilyti, kur nors lieti, mašinas tavo rankinas patieps ko nors. Eik, arba mašiną atsisiuk į pusbiškį fosgeną. Slipsi, sėsi į mašiną, biškį, slipsi, nieko labai nepajausi, suprantate. Ir paskui plaučiai šaibą maina, kraujai skrenkšti visi. Ir taip toliau, visokių kokių nori. Celofanas, jis nenaudingas mūsų valdžiai. Kaip? Celofanas tas mūsų nenaudingas mūsų valdžiai. Tai
Nu, jam irgi kaip. Gali Nu, tai svarbu, čia Bananistano provincialinė tema. Banano provincialinė tema. Ir čia vietiniai saugumiečiai, jeigu ten kokį Landsbergis paprašys, nu, tai va, kaip kokį lubį ar ką. Nes va, lubistai, matai, nenorėjo dalintis ten. Nu, korporacijas pretenduoja į tą turtą, jo, žinai, kito, žinai. Kažkoks supista Bananistaną, kažkoks Lašara, Achemas turės kaip nusavybė. Čia вообще, ne? Mes, amerikonai, blėt, supranti, o, blėt, korporatyrai, visą pasaulį ant skaitliukų, o, blėt, gamyklytė. Oho, kokie burutai, kiek limonų per metus. O. Čia, kas čia toks? Ir tipo lubys prisigėręs, susiojo ir nukrito, ne? Iš balkono. Ne lubys čia. O kas toks? Lubys buvo Achemos vadas, buvo, ne, savininkas. Jis buvo direktorius, o paskui, kaip jau pagal partinę liniją, jis sensasiai privatizavosi. Privatizavosi. Nu, gal jis buvo vertas, vis tiek bent jau būtų, žinai, nu, kažkiek dar buvo. Plius. Šitas kitas dalykas, tai, nu, jisai, nu, dar su šitom sudujom mūtino. Jisai norėjo nupirkti dujovežį, kiek gal 10 kartų pigiau. Mažesnį, tiesiog optimalesnį. Nu, tokia kokia reikia. Lietuvai, sakau, 10 kartų pigiau gal būtų buvęs, supranti? Plius dujų būtų gavęs 10 kartų pigiau. O, tai kas, kur amerikonų kandonai, visi tarpininkai, kur, Bet jis ir dingo, ne? Jis numirė, tipo netyčia. Tipo širdis sustojo, tipo infarktas, o žiadvirčių paėmė ir biški numirė. O tai palaukit, o koks ten yra dingęs iš vis be žinios? Čia, kaip tas, kaip kisėlius, kaip kibėlius, koks tas. Čia mažeikių naftos, nu, kiesius. Kiesius, tai kiesius, nu, irgi teigiama manoma, kada jau šitus Panevėžio šitus kilerius užtravino, užsiundė irgi šities spec tarnybos. Nes kiesius irgi nenorėjo perduoti žydam, amerikonam uždyką šitą, trūkdė buvo, kaip ir lubys, supranti. Nu, tai va tokie dalykėliai, Bananistaną baigė išdarbanyti, o jums ir laisvė, Tai štai dar vieną aspektą ir pabaigsim, jūs pradėjot, kaip sakant, laisvę. Tai jūsų vadinamai okupuotai Lietuvoje buvo įmonė Jūra. Ar žinote, kas tai buvo? Aš, jei neklystu, bet man atrodo, aš neklystu, tai buvo Jūra, tai buvo žvejybinis uostas Klaipėdoje. Jeigu neklystu, jis buvo didžiausias ar pasaulyje, ar Europoje. Didžiausias, įsivaizduoju, žvejybinis uostas. Nes Klaipėdos uostas neužšąlantis, jis labai gerai, žinai, visą kiaurus metus meškerioti, žuvį po visą pasaulį. Iš šitą uostą plaukdavo laivai po visą pasaulį gaudydavo žuvį. Žvejų, šitų jūreivių miestas už tai buvo Klaipėda. Ir prekybinis uostas didžiulis buvo. Tai čia vienas dalykas. Įsivaizduokit, kiek neždavo ciucių. Ir įsivaizduokit, jeigu būtų tikrai čia vadinama Lietuva ir pasėmė patys būtų uostą. Bet uostas buvo sunaikintas, sudirbanytas, mano asmeniškai pažįstų žmogumi, kas tai padarė. Bet įsigaliuotas buvo tą padarė. Tai paskui, sakoma, jau Mažeikių nafta. Super moderni naftos perdirbimo įmonė. Tai tokia įmonė, tokiais Lietuvos, jinai kūrė, perdara, pagamina naftos, apdirba naftą, gaudavo iš Rusijos praktiškai už dyką. Ir pasaka. Ir kūrą visai Lietuvai, Latvijai ir dar kitur parduoti, va tiek prigamindavo. Kokio nori. Toliau. Tai buvo, aš tik kažkiek, kaip? Tai kalbų nėra. Paskui mes turėjom atominę elektrinę, buvo 2 veikiantys reaktoriai, buvo statomas 3. Nežinau, iki kiek jau netoli pusėjimo buvo jau 3 reaktorius. Šitie reaktoriai buvo galingiausi pasaulyje. Nei viena pasaulyje to
Ne viena pasaulio atomikė neturėjo tokių po 1,5 milijoną megavatų vienas reaktorius. Technologija čia knysa proto, kad nesaugi. Tai Tatienos vertimas buvo vienas saugiausių, jeigu ne pati saugiausia atominė Tatenos, kur irgi be Samasonų turėtų dūdą, bet jie buvo įvertinti, pažinė, kad čia vienas saugiausių, kaip minimum vienas saugiausių pasaulyje, į pasaulio keletą gal saugiausių pasaulio elektrinė eina. Na, jinai buvo sunaikinta visiškai. Toliau, buvo tokia gamykla į Vilnių staklių gamykla. Tai ta buvo gigantiška gamykla, kuri aprūpindavo kaip Tarybos Sąjungos laikais aukščiausias technologijas, aukščiausias kokybės staklėmis. Ir aš šitų dalykų galėčiau vardinti Panevėžio ekranas. Aš kitų čia net pavadinimų. Gamykla čia Petiorka vadinama buvo. Supergigantas, kuris gamina aukščiausias technologijas visokius įrenginius. Jis slapta didžia dalimi buvo, nes gamina aukščiausias technologijos dalykus visai karo pramoniai Tarybos Sąjungos. Kur dirba aukščiausiai levelio specialistai. Sigma, paskui Kaune supergamykla. Hibrytė. Panevėžio kabelio gamykla. Gigantiška. Kabelius galėjo gaminti, aprūpinti. Ir dabar įsivaizduoju, dar Lietuva. Žmonės protingiausi, darbščiausi. Žalvas vietai Rusijai pusvelčiui. Rinkas į vieną pusę Europą, į kitą pusę Rusiją. Tai suprantate? Tai buvo pasakų šalis, uostai, komunikacijos, elektros už dyką, protingų žmonių krūva, darbštuolių, vienų protingiausių, darbščiausių žmonių pasaulyje. Kitais irgi darbštus, bet jie netokie gabūs, netokie protingi. Jie robotai. A čia kūrybingi žmonės. Kas iš to liko? Viskas buvo išgrobta ir štai miškai. Tarybinė santvarka lietuviškus miškus puoselėjo kaip kokie dievo akį. Miškininkai buvo tokie, kaip kokie, tokie biškai kaip religingi žmonės, jie mylėjo, miško mylėtojai buvo tokie miškininkai, jis man kažkoks asocijuodavosi su kažkokiu dvasingu žmogumi, a ne su miško vagimi. Ir visi, kas užauginti, bujoja visi miškai, buvo Tarybų Sąjungos laikais viskas išsaugota ir sutverta. Ir taip toliau. Tai suprask, žmonės, baisų dalykėliai vyksta. Žmonių daugėja Tarybų Sąjungai Lietuvoje, mes visą priminam ir baigsim šitą reikalą. Ir populiacija kaip auga. Kaip dabar baigia išnykti, kaip daugėja lietuvių. Mokyklų ir darželių nespėdavo statyti. Įsivaizduoji? Tai aš, kai pradėjau į mokyklą Utenoje, ir tas procesas visoje Lietuvoje vyko. Tai buvo tik pastatyta, šviežiai pastatyta, ir aš kaip tik pastatė, ir tą mokyklą pradėjau eiti nuo 1 klasės, 4 vidurinė mokykla buvo. Pastatyta nauja, tarp kito aš ir naują darželį, jau visiškai nauja pastatyti darželį, viskas buvo. Ir man baigiant mokyklą jau buvo pastatyta 6 dar 2 vidurinės mokyklas. Įsivaizduoju. Ant mažą miestelę. Įsivaizduoju. Kokį greičiau auga vaikai. Darželių nespėdavo kepti. O paskui dar 6, 7 ir dar 8. Įsivaizduoju mokyklą. Tai per keletą metų sudvigubėjo mokyklų. Tai gyventojų, kaip principai, kaip ir kaip gaus, kad sudvigubėjo. Plius nespėdavo net šitos mokyklos, darydavo po 2 pamainas vaikai davo mokyklą. Gimstamų, hebrytė, kokia epocha. Galim būti kažkokius minus paminėti, žinai, bet pliusų atsvaroj
tai yra tufta. Alkoholizmas buvo problematiška buvo gal, kad, biškai su savirealizacija buvo problematiška žmonėms, žinai, kūrybiniais dalykais, dar kokiais ten. Tiesiog žmonės iš prigimties yra kai kurie verslus labai, žinai. Jiems, tiesiog verslus, tai būdavo viskai verslininkai, vis tiek tie pat poliniai spekuliantai, dar kas nors, čia kaip, žinai, tos kitos orientacijos žmonės, tai kaip nori ten ribok, vis tiek kažkaip eina tenkina tą savo, žinai, reikalą. Tai ir šitie, žinai, ir jie kažkaip sukudavo, makliuodavo, bet didelį dalis tokių įdavo į prekybą dirbti, dar kur nors, į gamyklų direktoriai stabdo, tai va, šito vietoj baigiam, kaip kad, sumoj sakau, mes švenčiam pragarą, mes švenčiam didelę nelaimę, kaip bepročiai tada, bet tie mokiniai nebešvenčia, nieks ir nebešvenčia tą šventę, nachren, jokie čia niekam ir nebešventė. A tie, kurie atėjo visiškai nešvesta, atėjo protestuot. Ir dar pabaigai pasakysiu vieną gražią mintį, kurią šiandien išgirdau. Šiandien vienas žmogus atsiuntė vieną, pamiršau kokią ten žodžius, sako, valstybė, kurioje daug policininkų, tenais nėra ko? Laisvės. Valstybė, kurioje daug kareivių. Ko ten nėra? Taikos ten nėra. Valstybė, kurioje daug juristų, teisininkų. Ko ten nėra? Ten nėra teisingumo. Ką mes galim pasakyti iš ten? Bananistaną mūsų. Čia gal ir baigsim tada.